Mėly sekėjai ir pirkėjai, norime jums pristatyti naujieną, 25 metams paruoštą naujieną, elektrinį keturatį 1600 W HOK modelį. Kuom jis yra ypatingas, jūs manęs paklausit? Ogi tuom, kad jis turi tokių privalumų, kur turbūt mažai kur bepamatysit, net nebepamatysit. Ateityje turbūt bus daug kur, bet jis yra toks, kaip flagmanas, kuris pats pirmasis jums tai pristato. Taip, nuo ko pradėsim? Pirmiausia, aišku, turi Bluetooth'ą, turi apšvietimą, kuris ne tik džiugins akis, kad jūs gerai apsišviesit, bet taipogi ir vaikui bus malonu, nes turi labai linksmų gražių apšvietimų tiek gale, tiek priekyje. LEDai, prašom aprodyti, tiek stopai, viskas įspūdingai atrodo, o jeigu yra tamsoje, tai iš vis LEDas. Elektroninis spidometras, kuris rodo greitį, bateriją, kokia yra pavara ir aišku, žinoma, kad pajungtas Bluetooth'as. O kam jūs tas Bluetooth'as, jūs manęs paklausit? Ogi tam, kad jūs galite šitą keturatį valdyti programėlės pagalba. Su šita programėlė jūs galite valdyti savo keturatį. Aišku, matyti, kiek jis yra nuvažiavęs, kiek yra per vieną kelionę nuvažiavęs. Galite, kas įdomu labai, pasižiūrėti, ar jūsų keturačių viskas gerai. Matot, mes jau testavom 15-12, ar viskas yra gerai. Visur žalia ir taip dega. Taip, pažiūrim. Vėl. Nerašo, neatsinaujam. Ai, dabar yra 15. Taip rodo, kad visos sistemos puikiai veikiančios. Tai galite pasižiūrėti savo servizą, tada galite per atstumą jį įjungti. Čia kas yra patogu, kad pavyzdžiui, jūs galite valdyti vaiką. Vaikui kažkas nepavyko, kažkas nesigauna ar nemoka ten stabdyti gerai. Jūs tiesiog paimat, užgesinat ir jis užgesta. Be važiuojant net galite ir jis iškart stoja. Tai čia galite įjungti. Lygiai taip pat galite čia nusistatyti greičio limitus vaikui. Pavyzdžiui, nustatom 11 arba 17 arba 27 km/h. Šiaip čia rašo 27 km/h, bet mūsų žiniai jisai įsibėgė iki 35. Bet turbūt čia taip rašo tam, kad paimt tą vidurkį su svoriais, su viskuom. Tai galite nusistatyti ir šitą. Galite nustatyti signalizacijos jautrumą, taipogi kilometražą arba mylės pasidaryti, čia standartiškai rodo jūsų voltažą ir taip toliau. Reduktorinis variklis su hidrauliniais stabdžiais, šakė suvirinta, sustiprinta iš dviejų dalių. Aišku, svarbiausia, kad turi hidraulinius stabdžius, nes šiaip galingai važiuoja ir stabdžiai turi būti hidrauliniai, nes būgnininkai būna kartais priekį, ne visada gerai bus sustabdyti. Tai pagal variklį matot, galios čia yra per akis. Taip, šitie keturačiai būna dviejų variacijų. Galite užsisakyti tiek su švino baterija, tai reiškia 48 V 20 Ah švino baterijos, tai bus 4 baterijos po 20, taipogi jūs galite užsisakyti ir ličio. Kainos skirtumas gal 100 €, jūs ten pasitikrinkite. Tai tiek ličio galite užsisakyti, jie bus visiškai identiški, tik tais, kad bus vienas ličio, o kitas bus švino baterijos. Šiaip labai smagiai iš vietos ima. Žiūrėk, duodi gazą. Jisai neturi to, kai būna, pavyzdžiui, kadangi reduktorinis, aišku, bet kur būna grandininiai, tu duodi gazą ir jisai taip lupa labai stipriai. Šiaip ne visai maloniai. O čia duodu gazą labai iki dugno duosiu. Ir jisai, turi tą. Kviečiame apsilankyti mūsų svetainėje mangius.lt. Arba atvažiuokit geriausiai į fizinės parduotuvės, jeigu tik tais galit, pasimatuosit, apsižiūrėsit, nes tikrai vertas dėmesio keturatis. Tai yra Vilnius Savanorių prospektas 187 ir tai Kaunas Taikos prospektas 43.